Na sveiki mano mėlėjai, per pastarąsias kelias savaitės nutiko gan daug įvykių ir manau reikėtų juos aptarti. Ir nekalbėsiu apie tai. Take a look at what happened. Nors tai tikrai būtų verta atskiro įrašo. Ką aš noriu žaibiškai prabėgti, tai rinkimai, kurie visai neseniai įvyko Prancūzijoje ir Jungtinėje karalystėje. Prancūzija yra tikrai paminėta ne vienoje mano prezentacijoje. Apie tai, kaip gatvės po biškį virsta nuolat nesibaigiančių smurto verpetų. Paris, supposed to be the city of love, is exploding again into hateful confrontation. But those youngsters aren't listening. Last night, the violence spread to flashpoints across the country. Town halls, schools. Ir apie prezidentą, kuris karštligiškai nekenčia prancūzų ir deda visas pastangas norint juos neutralizuoti. Na, tai puikiai iliustruoja jo tokie pasakymai kaip nėra tokio dalyko kaip prancūzų kultūra. Bet štai eiliniai paprasti prancūzai puikiai mato, kas vyksta. Puikiai mato, ką šis toksinis skunkas daro. O tai pamatėme ir mes. Nacionalistinė Marine Le Pen partija sugebėjo surinkti beveik 40% Europos parlamento rinkimuose ir beveik 40% parlamento rinkimų pirmam ture. O štai antram rinkimų ture, nepaisant to, kad tai buvo populiariausia partija su daugiausia balsų, jie liko tik tais 3. vietoje. Kaip veikia prancūzų rinkimų sistema nesigilinsiu, bet esmė ta, kad jinai buvo pakeista prieš 40 metų Prancūzijos prezidento François Mitterrando. Jis matydamas, kad tuometinė Marine Le Pen tėvui Žanui Marie Le Penui visai pradeda neblogai sektis rinkimuose. Taigi jis sugalvojo pakeisti prancūzų rinkimų sistemą iš proporcinės, tokią kokią matome Europos parlamento rinkimuose, kur Marie Le Pen gavo daugiausiai balsų, į mažoritarinę, taip padedant kuo daugiau užkardų ir užtikrinant kuo mažesnį vietų skaičių Žanui Marie Le Penui, nepaisant to, kad proporciškai jisai tikrai surinkdavo daug balsų. Na ir ši sistema suveikia, nepaisant mažiau balsų, rinkimus laimėjo socialistų, komunistų, trockistų, ekofeministų koalicija. Eiliniai prancūzai vėl buvo nustumti į šalį, o gatvėse prasidėjo tikras chaosas, tie patys kairieji, socialistai, komunistai, kurie po pirmo turo sukėlė riaušes, kad jas pralaimėjo, na, po antro turo sukėlė riaušes tik šį kartą dėl to, kad laimėjo. Gal aš tiesiog įmesiu kelis video, kad jūs pamatytumėte ir įsitikintumėte savo akimis. C'est raciste! On vous a couché! On vous a niqué! Vous avez perdu! Vous avez perdu! The biggest surprise in French politics for Vous avez perdu, on est trop fort à gauche, on a l'amour, on a la fête, on a la joie, vous avez la haine, on est trop fort. Bet kodėl tiek daug žmonių balsavo už Marie Le Pen? Na, visų pirma, galbūt tai, jog per visą 21 amžių Prancūzijos ekonomika kuo tolyn vis labyn ritasi į bedugnę. Šalis turi chroniškai daug socialinės paramos gavėjų, iš kurių nemaža dalis yra imigrantai. O kad visą tai finansuoti yra vis labiau smaugiamas verslas, kuriam tikrai nusimato negeri metai po šitų rinkimų. Antra, tai masinė imigracija, kuri pavertė ištisus rajonus Prancūzijoje neįžengiamomis džiunglėmis. Rasinės riaušės, teroristinės atakos jau tapo prancūzų kasdienybė. Štai imigrantai atsakingi už daugumą išprievartavimų Prancūzijoje ir jie dar naglai kelia tokias vėliavas, ant kurių parašyta: tai imigrantai, kurie sukūrė Prancūziją.
Tarsi eiliniai žmonės būtų tokie kvaili, kad nenueitų į YouTube ir nepasižiūrėtų, kaip Prancūzija atrodė prieš 10 mečius. Na, o vyšnaitė ant torto pasirodo, kad nuo 2016 smurtiniai nusikaltimai Prancūzijoje padvigubėjo. Ir didžiulė dalis žmonių mato šias problemas. Šiaip labai panašios problemos yra ir Jungtinėje karalystėje. Ten irgi nesenai buvo rinkimai. Ir jeigu manote, kad prancūzų rinkimai buvo neproporciškai reprezentatyvus, tai tuoj pamatysite, kas buvo Jungtinėje karalystėje. Šiaip geriau įsikibkite į kėdes, nežinote, galite pargriūti, o aš nenoriu, kad jūs susižalotumėte, dar po to prasidės teismai ir panašios nesąmonės. Galbūt verta pasidaryti greitą Jungtinės karalystės partijų apžvalgą. Iš esmės yra 4 rimtos partijos. Taigi, pirma, leiboristai. Savo ideologiją gal turėtų būti labiausiai panašus į socdemus, bet jau jie prieš daugelį metų apleido dirbančiąją baltųjų anglų klasę. Dabar jie pirmenybę teikia gėjams, imigrantams, tiesiog nekenčia anglų kultūros. Na ir aišku, žada padidinti mokesčius, kas ne juokais gąsdina verslą. Na tada turime konservatorius, arba Anglijoje jie geriau žinomi kaip toriai. Galima sakyti, kad jie yra identiški mūsų konservatoriams. Ten yra kažkoksai konservatyvesnis sparnas, bet jisai yra visiškai nežymus. Štai geras pavyzdys būtų nelegali imigracija. Jų manifeste buvo pasakyta, kad jie žada sumažinti imigraciją iki 1000. Nu, maždaug iki kelių tūkstančių, gal iki kelių 10 000. Tačiau per jų 14 metų valdymą atvyko gal virš 4 milijonų imigrantų, neatsimenu tikslaus skaičiaus, tai jeigu ką jį įdėsiu. Taipogi partija turi visą LGBT atributiką, na ir aišku mokesčiai. Jie per šiuos metus sugebėjo taip užkelti mokesčius, kad jie paskutinį kartą tokie didžiuliai buvo tik tais per Antrąjį pasaulinį karą. Tada yra liberaldemokratai, kurie iš esmės yra mūsų Laisvės partija arba mūsų liberalų partija. Na ir pati įdomiausia buvo Reformuokime UK. Partija įkurta verslininko Nigelo Farage'o, kuris buvo pagrindinė Brexito varomoji jėga. Partijos ideologija atrodo gan patraukli: anti-imigracija, anti-visi transgenderizmai, mažesni mokesčiai vidutiniam ir smulkiajam verslui, mažesnė biurokratija. Viskas čiki-piki atrodo, tikėk ir balsuok. Na ir štai atėjo ta legendinė Liepos 4 rinkimų diena. Na, dabar pakalbėsiu apie tai, apie ką buvau užsiminęs ir anksčiau, kad rezultatai yra tikrai įdomus. Jungtinėje karalystėje yra ta vadinama pirmas už posto rinkimų sistema. Apie ją reikia žinoti tiek, kad jinai gali padaryti rezultatus labai neproporcingus. Tai gal ir pasižiūrėkime į juos. Laimėtojai šių rinkimų yra leiboristai, surinkę 63,6%. Tačiau, jeigu pasižiūrėsime, kiek jie gavo iš tikrųjų proporciškai balsų, tai nukrenta iki 33,8, iki trečdalio, nors jie gavo 2/3 vietų. Ir čia aš net nediskutuoju, kad jeigu būtų atėję balsuoti absoliuti dauguma žmonių, jie būtų surinkę tik tais apie 20% balsų. Kadangi šitą video įrašinėjau jau po jų atėjimo į valdžią, jeigu neklystų, vienas pirmųjų veiksmų atėjus buvo masiškai paleisti nusikaltėlius iš kalėjimų. Na, tai tikrai gerai nesišviečia eiliniams Britams. Antroje vietoje turime konservatorius arba torius. Jie surinkę 23% balsų gavo 18% vietų. Kas aš pasakyčiau yra daug tikslesnis rezultatas. Nors tarp Britų jau yra paplitusi nuomonė, kad tiek leiboristai, tiek konservatoriai nelabai kuom ir skiriasi.
abudu stumia masiškus mokesčius, visą LGBT ideologiją, masinę imigraciją ir taip toliau. O štai trečioji vieta ypatingai įdomi. Joje įsitvirtinę liberal demokratai. Jie surinkę 12% balsų, gavo 11% vietų, kas yra dar tiksliau. Tačiau reikia pasižiūrėti pagal balsų skaičių, kad juos lenkia reformistai, kurie tesugebėjo gauti tik tais 0,6% vietų parlamente. Pasakysiu dar kitaip, Nigelo Farage'o reformistai surinko 14,3% balsų ir gavo, tai būtų maždaug apie 5,4 milijonai balsų, jeigu žiūrėtumėme skaičiais, o jie tesugebėjo gauti tik tais 4 vietas. Kai tuo tarpu libdemai surinkę, netiksliai nepamenu, gal apie 3 milijonus balsų, sugebėjo gauti virš 70 vietų. Ta prasme, reformistai surinko milijonų daugiau ir gavo tik tais 4 vietas, o libdemai surinkę milijonų mažiau gavo daugiau negu 10 kartų daugiau vietų, net ne 10 kartų, beveik 20 kartų daugiau vietų. Ir jeigu reikėtų padaryti reziumė šių rinkimų, netgi tai būtų labai sunku padaryti, nes daugybė minčių lenda. Tad jeigu kalbant pozityviai, matome tendencijas, kad vis daugiau ir vis daugiau žmonių atsibunda ir balsuoja partijas, kurios iš esmės dirba jų interesams. Tuo eilinių žmonių interesams, kurie nedirba imigrantų interesam, nedirba visokių lobistinių grupių interesams. Kas iš tikrųjų yra gerai, ypatingai rezultatai džiugina Prancūzijoje, kur jau daugiau negu trečdalis žmonių, o jeigu tiksliau jau beveik 40% žmonių yra atsibudę ir puikiai mato, kas vyksta jų šalyje, puikiai mato, kokia yra daroma didžiulė žala šaliai ir puikiai mato, kad reikia kažką tvarkyti pagaliau, nes kaip tai paliksi pridirbus kieme. Anglijoje šiek tiek, tiksliau Didžioji Britanijoje, reikalai yra šiek tiek kitokie. Nereikia pamiršti, kad praktiškai iš anglosaksinių šalių yra kilusios visos šitos globalistinės ideologijos. Ir ten jos veikia labai daug metų ir žmonėm yra jau padaryta didžiulė įtaka nuo labai seniai. Tačiau netgi pastaraisiais metais šalis patiria tiek daug problemų, kad jau matome, kad masiškai netgi ten pradeda atsibusti žmonės. Ir aišku, dar viena mintis, kuri peršasi ir kurią reikia aptarti ir kurią reikia diskutuoti ypatingai tokiose šalyse kaip Anglija ir Prancūzija, tai yra balsavimo reforma, nes matome, kad jinai visiškai netitinka eilinių žmonių norų. Žmonės masiškai balsuoja už partijas, kurios atrodytų dirbtų jų interesams, tačiau rinkimų sistema yra taip išsukta, taip išgręžta, taip visaip susukta, pajudinta, pakeista ir panašiai, kad populiariausios partijos, kurios ten ateina, surenka gan mažai procentų balsų. Tiksliau viskas yra padaryta tam, kad tos vadinamos antisisteminės partijos surinktų kuo mažiau balsų, kaip pavyzdžiui Prancūzijoje. Buvo normali proporcinė balsavimo sistema, kol Žanas Marie Le Penas nepradėjo sėkmingai vykdyti savo rinkimų kampanijos, tada visas tas politinis establishmentas, visa politinė sistema susidėjo ir pakeitė rinkimų sistemą taip, kad jisai turėtų kuo mažesnių šansus praeiti į parlamentą. O aš jums labai linkiu gražios vasaros, ruoškitės rinkimam, bus tikrai įdomu, skleiskite žinią apie mano kanalą, norėtųsi, kad dauguma žmonių iš tikrųjų pamatytų dalykus, kokie vyksta štai vakarų Europoje, toje pačioje vakarų Europoje, kurią mes idealizuojame, tačiau ten yra labai tokių blogų ir nedemokratinių dalykų, nors mums yra sakoma, kad ten labai demokratinė šalis.